Su manim reikia patikrinti, kas Klaipėdoje darosi, tai varom pažiūrėti. Navigrūvė pristatė dar vieną konteinerį ir turim mes, žiūrėkit, 3 mašinų laudą. Tai va toks važiuojantis Dodge Durango 215 išvažiavo pats iš konteinerio, o nupirko ir pakrovėm ir atvežėm už 5550. Va tiek sumokėjo klientas už šitą mašiną pilnai iki Klaipėdos ir nuo tos sumos, kaip žinot, sumokėjo mokesčius vėliau. Porsche Macanas, sekantis automobilis, kurį krovėm, tai yra 2017 metų Porsche Macan. Tai jau žinot, ne, kad 2017 metais išėjo lengvas atnaujinimas, pasikeitė multimedija, atsirado CarPlay'us ir būtent nuo 2017 metų pradėti gaminti šitie modeliai, tai yra GTS. Labai linksmas modeliukas. 3.0 motoriukas, gerai užturbintas, gerai lekia, va taip uždėjo jam ratus, 13 500 doleriai buvo pilna suma, nuo kurios kaip ir visada susimokėjo mokesčius, o kas viduje, matot, pilnas visiškai salonas, tai yra pilnos komfortinės sėdynės, su ten, nežinau, kiek jos, 12 way ar 21 way, jau dabar neatsimenu, bijau susimaišyti, bet tai yra pačios pilniausios sėdynės, panelė apsiūta oda ir labai, labai graži komplektacija. GTS visada būna labai geros komplektacijos. Ir paskutinis automobilis, tai labai, labai populiarus 2014 metų Jeep Grand Cherokee, šitas yra Limited, 4950 buvo pilna jo suma iki Klaipėdos ir jau kaip visada pakartojo, automobilis nuo tos sumos buvo sumokėti mokesčiai ir ką noriu dar pasakyti, atsargiai visada žiūrėkit Jeep Grand Cherokee, kad būtų 4x4, 4 varomi.